Susikūrėme savo svajonių kiemą ir pasirodo, kad jį prižiūrėti ir išlaikyti tą gražų vaizdą nereikia net jokių pastangų. Tai vaikystėje, kaip turėdavom sodą, visą laiką pjaudavom su rankinė žaliafe, stumdydavom gerą pusdienį. Dabar to daryti jau nebereikia. Mūsų diena prasideda 5:00 ryte ir kartu išvažiuojam darbą, paleisdami robotą dirbti. Mes į darbą, robotas irgi į darbą. Mūsų veją prižiūri belaidis robotas 410 modelis nėra. Jau bus 2 metai, kai robotas prižiūri mūsų veją. Pasidomėjom, sužinojom daug gerų atsiliepimų, daugiausiai atsiliepimų turi Husqvarna robotas, dėl to įsigijom jį. Ir dėl to, kad tai yra labai patogu, dirbatiem daug žmonėm. Labai patogu, kaip grįžti, jau nupjauta būna ir pjaunu toliau. Belaidį robotą vejapjovę įsirinkom, todėl kad tai yra naujausia technologija. Tas jausmas, kad mes galim įsėtis, o robotas pjauna žolę. Taip. Ir niekada nepavargsta jisai. Robotui priežiūros nereikia beveik jokios, keičiami peiliukai kas 2 mėnesius, užima lygiai 3 minutės tai padaryti. Akivaizdu matosi pažiūrėjus į žolę, kad jinai prižiūrima yra roboto, jinai tiesiog yra labai lygi ir labai visur vienoda. Dar ką galiu pabrėžti, šis robotas dirba ypatingai tyliai, jo niekada nesigirdi. Kadangi yra vaikai, jie žaidžia ant tos vejos ir mums patiems labai malonu eit basom kojom, kavą rytinę gerti ant vejos. Tai mes iš karto galvojom, kad mes tikrai turėsim robotą vejapjovę ir tada vyras pasidomėjo pagal rekomendacijas. Mes ją ir įsigijom, kitokio sprendimo net nebūtume svarstę, tik robotas. Iš 10 balų šitam robotui duočiau 10 balų. Visus 10 balų. Vienareikšmiškai visiems rekomenduotume robotą vejapjovę, draugams, kaimynams, pažįstamiems. Visiems. Nes tai labai didelis pagalbininkas.